Greitai meta tos visus žaidimus. Greitai metate visus žaidimus, ar norite atsidurti už skolas lauke. Greitai meta tos visus žaidimus, ar norite atsidurti už nemasumokėtos. Į mane žiūrėk, nerika. Nusipirktume Sega Mega Drive. Negi neturi gėdos pasirodyti čia po kapiškai. Ir kasgi čia tokio rimto? Beje, kas tavo pilvui? Atrodo, kaip būtum prisivalgęs. Na kasgi čia tokio? Na kasgi čia tokio rimto? Beje, kas tavo pilvui? Negaliu. Tiesiog dar neteko patirti tokio momentą, bet aš prisiminsiu atsakomybę ir visą tą. Aha, o štai ir mūsų Tele2 vaikelis. Aha, o štai ir mūsų vaikelis. Jo vardas Tele2. Jisai kalba pigiausiai pasaulyje. Aha, o štai ir mūsų vaikelis. Jo vardas Tele2. Jisai rėkia visame pasaulyje. Aha, o štai ir mūsų vaikelis. Jo vardas Tele2. Jisai pigiausiai rėkia visame pasaulyje. Kodėl pasaulyje? Pigiausiai rėkia visame. Aha, štai mūsų vaikas. Mama, ne tavo rankose, o mano rankose. Mano. Gerai, vaikas. Mama, ne tavo. Matrufos ir gufos, kas tokius vardus išrado? Mes tikriausiai tada banką plėšėm ir sumaišėm tikrus su žaisliniais ginklais ir papuolėm į kalėjimą 4 metais. O ten tai Dievo nėra ir... Kai Dievas smegenis dalina, mūsų ten tikriausiai nerado. Na, bet be smegenų subinės lengvesnės. Nemirksėk, palauk. Kažkas važiuoja. Ne, pasakysim. Na, ačiū. Tu taip pat labai žavinga panelė. Manau, ne viena redakcija norėtų turėti tokias nuotraukas. Kaip tavo. Iš tiesų, išpažinti, tai išgersiu. Bet dėja už ateitį negaliu, nes mano širdis priklauso ne mano išgelbėti. Nu štai tas batelis. Jei kas padėtų man surasti jį. Nesišypsotum. Ne, tu. Čia kažkokia laida turbūt. Ką turiu? Už nakvynę prezidentiniuose apartamentuose ir kažkitus gėrimus Žiūri ir tu paskui šypsotis pradėjo. Sišia.